Sveiki visi. Šiandien bandysim žvejoti su avižadrebiu. Man tai nauja tema, naujas spinningas. Bandysim susikomplektuoti setuką. Palauksiu savo draugo, kuris jau turi ženkliai daugiau patirties negu aš ir negu daugelis iš jūsų. Jisai pradėjo šitą žvejybos būdą, kai dar Lietuvoje jis nebuvo populiarus, o tik tais Ukrainoje. Tai va, važiuosim su Kestu ieškoti ramios vietos. Šiandien saulėta diena, nėra vėjo. Susikomplektuosiu toj savo setuką ir judėsim lik vandens. Kaip ir paprasta viskas. Spinningėlis naujas Golden Catch Air nuo 0,2 iki 1,5 gramų, 1,85 m ir galis Iron Wolf. Tokia Superlight P japoniškas Owner kultyvo valas. Gamintojas rekomenduoja 0,2, tai 0,2 ir uždėsim. Nors 0,2, 0,25, aš manau, čia didelės rolės nevaidina. Na ir bilduko rinkinukas. Spirgiai, spermiai, ten kitoj pusėje kitokie ir šitam komplektai 240. Nu, visiems gyvenimuotėms, nu ir avižėlis. Pasirinksim ir šiaušim prie vandens. Taigi, atvykom mes jau į Šilutės uostą, prieplauką, žvejų yra. Mes gaudysim su šitokiu būdu avižadrebiu. Sutikau draugą, Arvydą. Vakar žvejojo, pagavo. Tikėkimės, kai mes pagausim. Kol laivų nėra, čia viena iš geriausių vietų žvejoti avižadrebiu. Truputį šoninis vėjas užknisa. Bet einam į vietą, kur bus pavėjui kažkas tai tokio. Nu kągi, pirmas mano bus užmetimas su spirgiu. Kur nukrito tavo? Nepažiūrėjau. Kažkaip man įdomiai baisiai čia viskas atrodo. Nu jo, vėjo nėra gerai. Kopt, žuvis plaukio. Įdomu, kaip čia reikia sukti greičiau, lėčiau. Kestai papasakok. Žuvis šokinėja. Greitai sukasi. Reikia bandyti. Aš bandys kitaip. Ne, aš pasvarę matau kitok, su mažyliu. Realiai kaip, užmetai, lėto suki ir taip. Nu, kažkas va tokio. O, ten kai išsivertė. Oi, tu savo. Pažvėjuosi. Einam, Kesti, ten toliau, ten toks kibo.
Ir ten, bet ten toks paršėlis išsivertė. Žuvis čia ir. Nieka. Kad matyt. Varai. 1, 2, 3, 4. Matai? Kas buvo? Ant pauzikės bando imti. Nu supratau. O, iškart. Pirmas krepštelėjims. Reikia žiūrėti, kaip gaudo vietiniai. Blogai, kad pirmas. Ir ištraukti iškart. Šapaliuks. O taip va. O. Ant to masaliuko kur rodė, ne? O, peš. O tu net nevirpini? A virpini? O kibimai kitoj pusėje ar čia? Per vidurį? Prie kranto nelabai. Nėra gerai. Pabandykim pakeisti masaliuką. Arvydas sako, kad geras. Visai gerai užsimet. Čia irgi kabalioja, žinok. Ką? Vien pakirsti. Kaip? Nu, jis turėtų nurimti, aš jaučiu. Bet vanduo toks murdzins pakankamai.
Nu ką, pirm žuvelį. O, okunis. To mažylį, o aš noriu kitką uždėti irgi. Šitas gerai. Noriu apariką. Ukrainietišką. Nuo poplos. Gal biški mažas. Nu, pabandysim. Turiu rūžą, man atrodo, pasiėmus. Gerai. Nu, sugraibyt čia ir. Įtartoj mano auklės raudis pradės. Pešiuoti. Žuvis taškas. O, nematė, o kokie ten paršai. Ne? Ar salatis? O, pliumpt. Kultūrna rankų nesiterliuoti. Šiaip aš norėjau rūžavą apariką uždėti. Lygtais ir buvau pasiėmęs. O, radau, vat ką norėjau. Tas toks man, nu, čia jeigu jau užkips, tai tikrai kažką. Čia jau biškį didesnis. O, ačiū tau. Čia prasilgint tavo, Arvi? Čia prailginsiu? Ten jau čia ne to. Dangtelis, nukret. Stabdis sudžeržgė. Nu, va, kokį užsidėsiu. Nu, provokuojanti. Kas rimčiau? Nu jo. O, kaip gražiai. A padėt graibšt ar? Ne, tai palaš, tu žiūrėk. Paimsi. Ką čia imt? Ai, tokius reikia imt. Dar vienas ešerys. Bet jau tas žiūrėk, va švar, ne. Ai, ne, tokia pat. Kibiro? O kam to kibirs? Skuduro, ne. Ai, skuduro? Na.
A tau virta, ne? O, arvidėlis. Kas čia plakis? Raudansparnis? Ne, kojai. Kojai? Koja. Visai įdomiai. Visą žuvį gali pagauti. O, kaip raižu. Koja. Koja. Auksinė. Šok. Kol aš fotkinuos, draugas žuvę traukt. Na ir aš pagalvoju, o čia ešerį. Nu, iš kur reikia. Nu, vat, kad skudurą ir aš nepasiėmiau, tai nėra gerai. Vėl. O. Plakis. Įvairių žuvų. Kas? A, nutraukė? Tu vėliams. Bet sakei šapalų, o šapalų matai tik vieną, tai pagavau. Ką? Namai varys? Ką? Nu taip. Vo. Nežinau. Nepratęs aš prie tokių dalykų. Raudė. Koja. Opa, ne, tiek to. Ne raudansparnis, o kojas. Lemtuvės. Negali skustis ir suplūdė visai smagiai gaudyti būtų. Ką? Tokį ir suplūdė visai malonu. Kavėjo būtų mažiau, būtų dar geriau. Kad vėjas būtų ramesnis, būtų dar užmesti. Ten kojų nebuvo, čia kojus. Lauksim šapalų. Nu čia būtų reikalų. Gal čia kada 3 dalių yra, šiaip vežiojimai tikrai geras. Jo, žinok, smagiai. Man tai kaip pirmą meškerė, tai jisai kitaip žvejioja, jis matai aukšlikis bando. Aukšlis turi jėgos. Bent
Aš tikiu. Gerti gerai. Nu blemba, o nein iki kažkas irgi. Čia nežinau, jums nesima, čia baltoje. Kaip žu... Kas? Šapals. O aš užsižiūrėjau į tave ir į dugną. Nu jo, čia greitai trūksta. Bilduks pradėjai žvejus. Čia jau gers. Tai pamatysiu, pasakysiu gerti. Nu čia nereikia matyti. Kur tu eini? Tik čia. Ką darom? Kažką Graibštą neturim. Nu, fotografija. Ne, taip jūs žuvį laikot. Jis mažesnis atrodo negu iš tikrųjų yra. Link man neskesti, atsisuk. O. Pakeitei masalą? Ne. Tiesiog atplaukė. Gerai, Arvi. Ant mažyt. Na, reikia baigti. Nuliuks. Trumpą pauzę padarysim žvejybai. Reikia vežėlės pakeisti, masalus pasikeisti. Žodžiu, šiai minutį turim pagavę šapalų, kuojų, aukšlių, ešerių. Ir laukiam salačio dar norim pagauti, nes čia tokie kartais parškai vidury iššokas, paskui aukšlis. Tai turi būti jo. Nu, žiūrėsim, kaip seks pagausim. Aš sėkmingai savo testuoju naują Golden Catch Flicker Eira ir užsidėjęs Iron Wolf 1000 rytukę, Ovnerio japonišką valą. Nu, tikrai nepulsiu šio mokyti, kaip kas, kur kame pats mokausi, bet pirmasis komplekčiukas tikrai vykęs. Aišku, Arvydas, vietinis profesionalas, jis jau žvėjo su aukštesnės kokybės įrankiais, gal dėl to, bet nemanau, kad dėl to jis daugiau pagavo, tiesiog patirties yra daug. O su bilduku mes panašiai gaudėm, kol jis dabar nepagavo porą šapalų gerų, bet jis kojas nepagavo, o aš kojų pagavau. Ir rankų, ir kojų ir rankų. Ne, čia nėra jokio pavydo visiškai, tai trumpą pauzę padarėm, einam žiūrėti toliau, tikėtis didesnių žuvų. Masaliukas va toks. Bilduko mažylis, kurį rasite komplekčiukuose įdėta, jeigu užsisakysit pas mus prie sandorio. Lygiai taip pat tokį komplekčiuką irgi galite rasti prie sandorio.lt arba Tylis 45 Klaipėda. Einam toliau gaudyti žuvų. Kas čia? Karšėlis? Plakelis? Plakiukas. Ar karšiukas? Žuviukas. Plakiukas. Nu, va dar viena žuvis. Ant mažylio. Jo. Nu jo. Visai smagu. Ta žvejyba tokia turi kažkas tokio. Bet noris ten, kur per vidurį išsiverčia pasikinkyti. Na, kaži, kam čia pasibaigti? Nu, Savalo. valo yra. Vėja, bet kad nebūtų būt dar geriau. O, jau.
Nežinau, matėt, kaip patempė. Jas biškį galėtų būti mažesnis. Negali žvejoti kaip nori. Prieš vėją jau čia nepamėtysi. Dar vienas šapaliuks. Plačiaburnis. Tai reikia daug fotografijų padaryti. Ir į lupytę. Ir rudeniuką. Patinka, jeigu atvirai. Patinka man šitą žvejybą. Toks laiko praleidimas geras. Tik tais negalim žvejoti ten, kur norim, nes ir per didelis vėjas. Smūgelis ir žuvelis. Koja. Vėl eilinė koja. Čia kažkoks būrys matyt kojų. Tokių neblogų kojų. Ne raudonsparnė, o koja. Dažnai piršt niek. Kažkas panašaus kaip ešerius plako. Danijai su avižėlėm. Tik tais žymiai viskas ploniau, viskas jautriau. Ir žuvies įvairumas žymiai didesnis. Biškį randam kažkur atsistoti, kur pavėjui. Taip ir žvejojam tokiam sąlygom. Kibimo belė kiek. Žuvies irgi pagauta. Jauti kaip tiršt kažkas kapoja, bet nedakapoja. Salatuko nepagavom. Nes tikrai liauška jie. Tai va, grįžom prie parduotuvės, prie senburio. Išlaipinau bilduką. Ir važiuoju namo. Trumpai apibendrinant. Smagu. Tikrai smagu. Aišku, įgūdžių trūkumas man irgi duoda dar savo. Tiesiog tik tais antrą žvejybą mano tokia. Bet jau taip įdomu. Viskas spinigas, bet tik tais toksai mikroskopiniais dalytės tokios sudėtos. Reikia priprasti, kai tu mėtai gumas didelis.
viską ir visai kiti pojūčiai. Na, bet galvojau, kad pabandysiu vieną kartą ir daugiau nebebandysiu, bet žinokit, manau, kad tai tikrai ne paskutinė laida, vlogas YouTube kanale prie Sendvario, Rulis valdo ir tikiuosi sekančių žvejybų bus jau sėkmingesnė. Nu ką, jei tu jau pažiūrėjai šitą vlogą iki galo, paspausk like, paspausk subscribe ir toliau žvejosim ir mėgausimės. Iki malonaus visiems. Pavasaris pagaliau atėjo. Džiaugiamės.